Kągi, pradedam mitybos temą ir šiandieną pakalbėsime apie turbūt pagrindinį mitybą naudojimą, tiksliau linksniuojamą dalyką, tai yra kalorijas, kalorijų skaičiavimą, reikia skaičiuoti, jų nereikia skaičiuoti, apskritai apie mitybas, vadinkim, programas ir planus ir taip toliau. Sakykim, kad taip iš karto pradėti šiek tiek teorijos, sakykim, kalorija apskritai tai yra, toksai kaip ir energijos išraiška, tai yra viena kalorija. Tai yra energijos kiekis reikalingas 1 gramui vandens pakelti per 1 laipsnį Celsijaus. Ir egzistuoja toksai, dažnai tiksliau žmonėse atsiranda toksai truputį klausimas, kas yra kalorija, kas kilokalorija. Kadangi, dažniausiai mes visą laiką pasakojam kalorijas skaičiuoti, bet kai žiūri, tarkim, ar lentelės, ar ta prasme, žiūri, kiek tas maistas, sudaro kiek kalorijų ir dažniausiai sutinka terminą kilokalorijas. Tai esmė yra, kad egzistuoja toksai tarsi kaip ta didžioji kalorija, kuri naudojamas kaip maisto skaičiavimą, ir tas savoka kaip mažoji kalorija, ta vadinta tikroji, kur 1 gramą, pakelti reikia per 1 laipsnį Celsijaus. Kaip suprantam, viena mažoji, tiksliau 1000 tų mažų kalorijų sudaro 1 kilokaloriją, arba tą vadinamą maistinę kaloriją, kurią mes įpratę kaip vadinta prasme, kuri, sakykim, tai jų energijos kiekis reikalingas 1 kilogramą vandens pakelti per 1 laipsnį Celsijaus. Ir jeigu taip žiūrint, tai dažniausiai, ta prasme, ta kalorija, kuri lygi 1 kilokalorijai, taip vadinkim, jinai dažniausiai rašo būna su C didžiąja, kad sal, ta prasme, bet, pas mums dažniausiai dabar rasite vis tiek, dažniausiai kilokalorijų išraiška, arba dar kilodžiauliais išversa, kadangi vis dėlto tai energija. Bet žodžiu, čia tik šiaip tiek toks truputį teorijos, nors labai, ta prasme, didelė skirtumo čia mums kaip ir nevaidina. Kas mums aktualiau, tai žinoti, tarkim, kiek kalorijų sudaro tam tikrus mūsų produktus, arba tiksliau konkrečiai medžiagas. Tarkim, tai sakykim, būtų 1 gramą baltymų arba 1 gramas baltymų arba 1 gramas angliavandenių susideda iš 4 kalorijų. Tai yra gramas baltymų iš 4 kalorijų ir gramas angliavandenių iš 4 kalorijų. Riebalo gramos susideda iš 9 kalorijų. Tai jau, sakykim, beje, tiesa, mes minėsim kalorijas, tai turėsim minėti tas didžiasias maisto kalorijas, nekalbėsim kilokalorijam, tai yra taip priimta visą laiką, tiesiog sakom kalorijas, bet esmė yra, kad čia kalbame tas mažasis kilokalorijas, jeigu ta prasme būtų, bet. Tai va, iškart atgal žodžiu, gramas baltymų angliavandenių turi po 4 kalorijas, o riebalo 9. Tas iš karto mums pasako, kad skaičiuojant riebalus gramus, iš karto reikėtų skaičiuoti taip, kad būtų, sakykim, per pusę riebalų turi būti mažiau, mitybui. Tarkim, jeigu mes taip žiūrim, tarkim, paimkim, kad tarsi norėtume mes vienodai vartoti, tarkim, visų po 303%, sakykim, mitybą, tai 303 maždaug riebalų, tų angliavandenių, 303 riebalų ir 303 baltymų, Tai gautųsi, jeigu gramais, tarkim, skaičiuotumėte, nesvarbu ten, čia kaip pavyzdys, tarkim, po 100 gramų mes negalėtumėm, nes 100 gramų angliavandenių, 100 gramų baltymų viskas tvarkoja, santykis atitinka. Bet 100 gramų riebalo jau būtų kalorijų atžvilgiu, jeigu skaičiuotume kalorijas, jau gautųsi žymiai daugiau. Tai jau čia gautųsi kiekis didesnis negu baltymų ir angliavandenių kartu sudėjus. Tai dėl to, kai verčiam į gramus, reikėtų tą kiekį pjauti per pusę. Čia šiaip tokia truputį informacijos, kad nesimaišytumėt. Žinoma, apskritai maistas sudaro ne tik kalorijos, daugiau, tiksliau yra vitaminai, mineralai, ta prasme, skaidulos ir taip toliau, ta prasme, daug tų dalykų yra, ta prasme, maiste, bet kai mes kalbam apie kūno kompoziciją, apie tikslų siekimą, apie skaičiavimą kažkieno, tai mes pagrinde turim galvoje būtent šitų 3, tai yra baltymų, angliavandenių ir riebalų kiekius. Ar tai gramus, ar kalorijam, čia kaip išversit. Nes, aišku, yra ten skaidulų, tarkim, irgi turi 2 kalorijas, ta prasme, ten alkoholis, etanolis, sakykim, irgi ten turi 7 kalorijas, sakykim, bet tie dalykai tokie, jau čia atskirai arba rečiau naudojam, arba iš vis jų nelabai skaičiuojam, ta prasme, nelabai kreipiam į tos dėmesį, Bet ką aš norėjau pasakyti, kad kadangi matot, kad yra tiesioginis ryšys tarp kalorijų ir kilokalorijų, tai darosi aišku, kad nėra labai didelio skirtumo, ką mes skaičiuosim maiste. Ar kalorijas, ar gramus, nes vis tiek galim viską perskaičiuoti. Bet yra dabar tokia situacija, ta prasme, kad kalorija yra nelygi kalorijai. Tai yra, ką aš čia noriu pasakyti. Dažnai, tarkim, žmogus gali nusistatyti savo, tarkim, kiek surink kalorijų, pagaliau tikslus. Kaip žinom, tarkim, jeigu mes norim
mažins savo, tai yra, jeigu dabar mes paskaičiuotume, kiek dabar jūs kasdien suvalgot kalorijų, įsivestumėt vidurkį, jūs turėtumėt kiekį kalorijų, kuriuo jums reikia arba kurios jums užtenka palaikyti dabartinį svorį. Jeigu jūs norit svorį savo mažinti, reikėtų tą bendrą dienos surenkamų kalorijų kiekį mažinti, ne, kad sukurti deficitą kalorijų. Tada svoris mažės, nes nebus jam kur dėtis, čia paprasta. Lygiai taip pat, jeigu mes norim auginti svorį, tada mums reikia, aišku, tą kiekį didinti. Ir aišku, čia yra, jeigu įman kalbant apie žmogų, kiekvieną individualų, yra daug skirtingų dalykų, apie ką to dar irgi pašnekėsim. Tai yra, kiekvienas medžiaga savinasi kitaip, ta prasme, reakcijos kūno irgi kitaip, ta prasme, vienas, tarkim, angliavandenis vienaip reaguoja, kitas mažiau reaguoja. Tai yra, čia priklauso nuo hormonų balanso, skydliaukės darbas, kasos darbas, yra daug tokių niuansų, ta prasme, kas kiekvienam žmogui gali skirtis. Bet kaip bebūtų, kai jūs jau suskaičiuojat būtent savo mitybą, ne, jūs savo suskaičiuojat tą būtent kalorijų kiekį. Pagal savo fizinę veiklą, pagal medžiagų apykaitą, pagal genus ir taip toliau. Ir tada būtent tą kiekį, ne kažkieno kito, bet tą savo suskaičiuotą kiekį, jeigu jūs mažinsit kalorijų, svoris mažės. Didinsit, svoris didės, ne? Bet, ką aš turėjau minį pradžiai sakydamas, kad kalorija nelygi kalorijai. Tai yra vien, kad jūs žinosit savo kalorijų skaičių, tai dar nereiškia, kad jūs teisingai parinksit mitybą. Tarkim, aišku, yra teorijų, kad vienas sako, paprasčiausiai sako, svarbiausia kalorijų bendras kiekis, jį pataikėt ir netgi valgant, sakant, taip, bele kokį maistą, jeigu jūs pataikote tą kalorijų, kiek jums reikalinga, tai pasieksit rezultatą. Aš truputį čia skeptiškai, sakykime, žiūriu. Nes, aš kaip minėjau, netikiu, kad kalorija lygu kalorijai. Nes jeigu jums tai būtų, tada nebūtų jokio skirtumo. Tarkim, jūs paskaičiavot, kad jums užtenka, tarkim, ten nesvarbu, jums, tarkim, reikia 2000 kalorijų, ne, per dieną. Tai iš esmės įmanoma netgi paimti ir vien iš cukraus tą visą kiekį surinkti. Tarkim, paimti, čia, nežinau, čia būtų ten cukrus 100 gramų, ten yra angliavandenių, kurios 99, kažkas tokio. Tai paskaičiuotumėt, ten gautusi, tarkim, pusę kilogramų, daugiau, tarkim, 600 gal gramų cukraus jum ir sudarytų ten tas, tarkim, reikiamą tą jūsų ten, tarkim, apie 2000 kaloriją, ne? Tai taip išeitų, kad jums užtektų pusę kilogramo cukraus per dieną valgyti, daugiau negu kitą nevalgyti ir jūs viską, ir viskas tvarkoja, siektume savo tikslų. Bet man atrodo, tas pakankamai aišku, patys suprantat, kad vien valgydami cukrų, jūs, tikrai nepasieksit savo tikslų. Nei raumeninės masės neužginsit, nei nieko, ta prasme. Tik priaugsit riebalų, sugadinsit visą organizmą ir viskas pasibaigs. Tai čia elementarus pavyzdys, kodėl būtent, tai yra ta, kuria teorija aiškiai, kad nėra kalorija lygi kalorijai. Tai yra, mums yra aktualu iš kokios rūšies, iš koks šaltinis tų kalorijų. Ar tai angliavandeniai, ar riebalai, ar baltymai, plius jeigu angliavandeniai, tarkim, vėlgi iš kokių šaltinių, ten greitieji, lėtieji, ta prasme, pagal glikeminį indeksą, taip toliau, ta prasme. Tai va šitie visi niuansai ir susideda, kai mes pradedam planuoti mitybos režimą. Mitybos kiekis, mitybos išdėliojimą dienos bėgė, ta prasme, ką daugiau, ką mažiau, kaip ir kam. Ne, ta prasme, ir čia taip, žinot, tas tokias bazinius dalykus, jau galima pradėti po truputį dėliotis mitybą. Kas dar yra? Tai yra, dažnai, sakykime, aš irgi gaunu tos prašymus, gal man sudaryti mitybos programą, tą bla bla bla, ta prasme, surašyti, kiek man ko reikia valgyti ir taip toliau. Tai pradžiai, aš kaip visą laiką sakau, mes niekad nežinom, kaip būtent tam žmogui kas reaguos. Tai yra, net jeigu aš žinau to žmogaus ūgį, svorį, ar ten amžių, nieko tas nesako. Net jeigu žinočiau plius minus tą fizinio aktyvumo lygį, vis tiek tas nieko man nepasako. Tai yra, aš galiu maždaug plius minus paskaičiuoti, kiek tų kalorijų, kurie linkme eitų, bet mes niekad nežinom, jau minėjau tam tikrus faktorius, ne? Tai nežinom niekad pagal jo fizinį, tą vadinimą krūvį, kiek jis tų kalorijų sudegina visų pirma. Kiek jo organizmui, su jo genui, su jo medžiagų apykaita, su jo kūno tipu, kiek apskritai jam tų kalorijų reikia, kad palaikyti jam reikalingą tą kūną. Ne, ta prasme, kokį jis netgi norėtų, tą, sakykim, taip. Kiek paskui to maistas, kurį ten, aš taip rašyčiau, kiek jis to maisto pasisavina. Ne, kaip iš vis reaguoja maistą, ar aš turiu jam ribotą angliavandenius, nes jam, tarkim, galbūt kasa nelabai gerai dirba, gal labai greit cukrus kiekis pakyla, ne, ir ta prasme, ten sunkiai insulinas gal nelabai gerai tvarkosi ir taip toliau. Yra begalės dalykų, smulkmenų tokių, kurios visiškai pakeičia visą situaciją. Tai ypatingai hormonų visas balansas, ta prasme, tai labai smarkiai įtakoja tą visą, kaip jūsų kūnas atrodys ir kaip kas, ar raumenys augs, ar riebalai, ar dar kažkas. Ne? Būtent dėl šių ir dėl daugybės kitų priežasčių neįmanoma paimti iš šorių sudaryti bet kokiam žmogui mitybos programos. Mes tą minėjom ir su Arūnu kalbėdavom, ta prasme, irgi, kad tie dalykai yra neįmanomi. Todėl jūs pats geriausias mitybos planus darytojas būtumėte, ta prasme, jeigu tiesiog žinotumėt bazinės žinias
ir jūs pats savęs stebėdamas jau galėtumėte atlikti tam tikras korekcijas. Nu, aišku, arba nebent tą specialistą samdytis, kad jis kasdien žiūrėtų, ką jūs valgot, svertų viską ir taip toliau, ne? Taigi, bet dabar, žodžiu, mes pabandysim pažiūrėti tai, ką aš daugiau rekomenduoju. Tiesiog suprast tam tikrus bazinius dalykus ir pagal tai reguliuoti savo mitybą. Tada mažiau galvos skausmo bus, nereikės kitų klausinėti visokių dalykų ir lauk, kol kažkas sudarys kažkokią stebuklingą programą, nes tokių dalykų nebūna, ne? Taigi, sekantis dalykas dabar, apie ką noriu kalbėti, kaip prisiderinti mitybą prie savo tikslų. Visi, tarkim, kalba apie tas kalorijas, kalorijų skaičiavimą, ne? Bet kalorijų skaičiavimas dažną žmogų, kaip sakyti, išgąsdina labai. O, reikės čia viskas įvertinti, reikės daryti taip toliau, aš man galva, aš nebesuprasiu, kaip ten sudėti taip toliau. Nors tai iš esmės nėra labai sudėtinga, mes irgi prie to prieisim toj. Bet dabar, ką aš pačio pradžioj siūlau, pirmam pačiam punktą vadinkim taip, ne? Tai tiesiog ne kiekių kažkokių skaičiavimas, tiesiog elementariai maisto įvertinimas. Dažniausiai, jeigu žmogus nesiekia labai smarkių rezultatų, ta prasme, labai smarkių pokyčių, tai jam to pilnai užtenka. Tai yra, ką aš turiu omeny? Tai yra, tiesiog pasimkit savo dabar suvalgomo maisto kiekį ir tiesiog įvertinkit, aišku, mes dar nepriėjom prie tam tikrų niuansų, kad kuo geriau kažkas, kuo blogiau, ne? Bet jau truputį suprantat, kad, tarkim, kalbant apie mitybą, ne? Čia esmė labiausiai angliavandenius liečia, kad angliavandeniai, aišku, geriausiai sudėtiniai yra, ne? Ta prasme, tai yra tie greitieji, cukrus visokie, ta prasme, nėra pats, sakykim, geriausias dalykas, ne? Aišku, mes dar pakalbėsim prie svorio metimo temos, tenai labiau užkabinsim tą visą riebalų, cukrų, visų tą visą tą poveikį neigiamą, ta prasme. Dabar per daug ten nenoriu lįsti. Žodžiu taip, mitybos įvertinimas, ne? Tai yra pasiemat, ką jūs dabar valgot ir maždaug galite susirašyti arba tiesiog, kad ir atsiminta, ne? Kaip pavyzdys, dabar tarkim pabandysiu tokį, tai primityviai, pirmiausia, ne? Tarkim, jūs per dieną, mažuką, ne? Sakykim, suvalgot. Pažiūrėsim toj, tarkim, 2 bananai, čia šiaip toksai tik iš, po to, sakykim, gerai. Tai paimkim, tarkim, ne, gerai, kad matytųsi viskas, ne, tarkim, valgant per dieną 2 kiaušinius, ne, 2 bananus, čia aš neturiu galvoj, kad tai vieną kartą, tai yra visos dienos maistas, gal ryte suvalgėt 2 kiaušinius, paskui kažkada suvalgėt 2 bananus, po to, tarkim, gerai, turim avižas, grikius, tarkim, užteks, ne, čia turim, tarkim, vištienos krūtinėlę, ne, ir taip susidėliom, tarkim, 2 kiaušiniai, 2 bananai, vištiena, gerai, ten tuoj dar. Tarkim, čia nesvarbu, kas čia būtų grikiai, ryžikas, tarkim, pusė stiklinės. Sakykim, šakės įsipylėm, žinom, mes iš šakės matom, tarkim, aš teko jūt. Aš kasdien, tarkim, taip valgau. Sakykim, ne? Turim pusę stiklinės grikių, 2 kiaušiniai, 2 bananai, vištas krūtinėlė plius minus kažkas tai, okei, kad būtų dar toksai, tarkim, 3 trapukai. Gerai, toks maždaug, kad užpildį. Ne, vienas valgymas, 2, 3, 4, 5 valgymai. Sakykim, tokie. Viskas abu normaliai. Dabar jūs pamatėte, kad jūs va kasdieną valgot. Automatiškai dabar, žiūrint pagal savo tikslus, jūs galite tą maistą, jums žino, kad reikia mažinti. Tai yra maistą tiesiog mažinti, arba pagal jūsų tikslus reikia auginti masę, tada maistą reikia didinti. Tarkim, dabar jūs man norit mažinti maistą, ne? Ką tas reiškia? Pasiėmėt, vietoj 2 valgot 1 kiaušinį. Jau kasdien gaunamų kalorijų kiekis mažėja. Aišku, jeigu tikslas svorį mažinti, ateityje mes dar pakalbėsim, bet pirmą reikėtų pjauti angliavandenius. Tas reiškia, nuimam 1 trapuką, nuimam 1 bananą. Ir būtent, ne? Ir jeigu norim, tarkim, ta prasme, iš akies paimam nebe pusę stiklinės, bet trečdalį stiklinės dedam ir grikių. Aišku, nereikia čia viską to kardinaliai iš karto mažinti, ne? Tarkim, kiaušinį galima galbūt netgi palikti, pradžią baltymą paliekam. Kas atsitinka? Aš dabar, nebus iš karto rezultato, reikia duoti laiko truputį kūnui. Tarkim, dabar nuimčiau va tiek, viskas, jau
vienas, dabar aš jeigu taip, ką išėmu, nuimu vieną bananą, vieną trapuką, ane, ir bus čia kažkiek tai gramų, tarkim, kur savų, kaip vietoj pusės arba trečdalį, jau grikių. Viso to pasakoju, sakykim, aš jau sukursiu ten kokių, kas čia bus, 500 gramų, 60, nu, kokių 80 gramų angliavandenių, ne? Jau 8, nu, gal nebus gal tiek, ta prasme, bet nesvarbu, aš jau sukursiu, lyginant su prieš mano mitybą, jau tam tikrą deficitą. Ir kūnas turės adaptuotis prie tų sąlygų naujų. Jau visai po truputį turės mažinti. Gal tas mažinimas nebus labai ryškus, nes norint normaliai, aišku, pajust, kad nukristų reikia bent jau ten kokį, nu, į dieną, sakykim, 300 iki 500, ta prasme, kalorijų, ne, deficitą sukurtų, nuo prieš tai būdų visos mitybos, kad pradėtų ne tik mažėti, kad pradėtų visai iš riebalų energiją. Nu, bet čia vėlgi, aišku, teoriniai dalykai, nes, nu, kiekvienas organizmas labai skiriasi. Pas ką greta medžiagų apykta gali viskas kitaip būti, ta prasme, pas ką lėta, arba pas ką įpratęs kūnas kaupti jau nuo badavimo, nuo taip toliau kitų dalykų, ta prasme, tam bus, aišku, sunkiau truputį, bet, nu, kol kas to neliečiam. Taigi, jau sukūrėm deficitą. Laukiam savaitę, 2, dar man neužtenka, rezultatų turiminį, dar nuėmu. Angliavandenį, okei, o galiu ir tų pačių baltymų, gal reikia nuėmų, galiu per daug. Paukšnuojimų, tai yra, čia dar atsiranda toks dalykas, kad dažnai žmonės, nors čia labiau prie po to svorio metimo pakalbėsim, kad irgi sako, o aš sveikai maitinuosi, man nekrenta svoris. Bet kas iš to, jeigu ta sveika mityba, net jeigu tarkim ten sveika mityba, jeigu jūs su ta sveika mityba surenkat reikiamą kiekį kalorijų, nesukuria deficito, tai jums svoris ir nekris. Nesveika mityba kalta bus, bet tiesiog, kad tų sveikų produktų per daug bus valgoma. Ypač vaisiai ir taip toliau, ne, košės, tarkim, tos čia irgi viskas sveika, bet viskas su juo aš galiu krūvą svorio prisirinkti, ne? Tai yra, tai čia kažkaip dėl to tokio, kad nesveikų esmė, ne? Bet pačiam kalorijų kiekį. Aišku, kai mes jau žinom, kas mums labiau, ne, kad tarkim, angliavandeniai labiau įtakuoja riebalų kaupimą, ne, ir riebalai, tarkim. Baltymai ne taip, sakykime, ne, baltymų, tai mes suprantam, kad mums mažinti, tarkim, jeigu svorio mažinimas aktualu, mes mažinti labiau angliavandenius. Tai va čia ir kam yra, kad kodėl aš sakau, kad reikia skaičiuoti ne tik kalorijas, ne, bet ir kalorijų šaltinius. Tai yra, nu, jeigu mes bendrą kalorijų kiekį paskaičiuosim, viskas tvarkoj. Bet aš galiu, išlaikydamas tą patį bendrą kalorijų kiekį, tarkim šiuo atveju, vietoj banano, išėmiau bananą ir įdėjau kiaušinį atgal. Nu, ten 2 nesvarbu, kiek būtų. Iš esmės kalorijų kiekis liko tas pats, grikiai, čia vištiena taip toliau, tik vietoj angliavandenių, ne, aš įdėjau baltymą. Kiekis kalorijų tas pats, bet kai mes žiūrim iš kokios rūšies, jau bendrai paėmus, jau bus angliavandenių kiekis sumažės, o baltymų išaugs. Tas automatiškai sumažės angliavandenių kiekis, jau energijos bus mažiau duodama kūnui, jau jam reikės iš savų resursų kažką tai imti. Ir sakykime, kūno svoris jau nebeaugs, jau jis tiesiog kris labiau, o baltymas tiesiog tarnaus kaip po ląstelių statybinė medžiaga. Tai yra audinių visokių statybinė medžiaga, ne? Tai yra, va čia jau prasideda toksai, va, jau žinot tos dalykus, jau mitybos plano dėliojimasis. Ko jums labiau reikia? Angliavandenių, kaip jūs reaguojat, matot, kad blogai reaguojat, mažat angliavandenius truputį. Tik aš neišmet visai. Mažat angliavandenius. Paskui kažką mažat ir baltymą, taip toliau, ir kol po truputį pamažinat maistą ir žiūrit, kaip reaguoja organizmas jūsų. Jis turi po truputį mažinti. Svorį turiminį. Bet badaut negalima. Nu, bet mes čia pakalbėsim, kaip sakau, kitoj tėmų, nes nenoriu čia išsiplėsti, prasme, nes yra kiti dalykai, kaip ten dėliot maistą, kas tiek laiko truputį, kad žodžiai esmė yra medžiagų apykaita, kad jų nevyktų. Nes jeigu badausis sustos medžiagų apykaita, kūnas išmoks adaptuotis labai moka gerai, jis išmoks su tą pačiu vienu kiaušinį per dieną, išmoks labai gerai svorį išlaikyti. Ir po to, kai tik kažką pavalgyti, iš karto užsikraus krūvą svorio. Bet tokie, dabar tą neėmėm. Tai grįžtant prie mitybos to dėliojimo. Ane? Kaip minėjau, grįžtam atgal. 2 kiaušiniai buvo, 3 trapučiai, 2 bananai, pusę košės krūtinėje. Dabar, kitas variantas. Jeigu jūsų tikslas augins svorį ir jūs dabar tiek suvalgot, jums neauga, ne? Nes ar daug fizinės veiklos, ar daug jūsų masė, taip toliau, čia nesvarbu, kokie niuansai yra. Tai yra, mes dabar nesiaiškinam, tai čia jau reikia jums tirtis atskirai, ta prasme, reikėtų tirtis organizmą savo, kas, kaip, kodėl. Mes dabar prie esamų sąlygų matom, vos už tiek maisto niekas nevyksta. Okei, ką mes darom? Reikia mums didinti. Per dieną reiškia padidinam porciją. Dar papildom 1 kiaušinis. Okei, jau baltymą padidinam. Reikia mažai dar 1 traputį dadinam. Jau
kūnas jau duodam laiko po truputį, žiūrim, jis turi biškį kūnas kil. Nes jeigu jūs iš karto pradėsit krūvas ryt, ne, prirysit, paimsit dabar nieko nevalgyti, dabar krūvą, tai kūnas nesugebės viską to savintis. Tai yra irgi nebus prasmės iš karto, jeigu, kaip čia dažnai sportininkai daro, nevalgo, bet pažiūrėk, kad vienos profo programą, žiūrėk, kiek svalgo pabanys yra ir kišai save tą visą kiekį. Jūs turi suprasti, kad kūnas irgi turi adaptuotis po truputį. Tai jis pusę to kiekio, ką jis valgo, tiesiog išmes, nes jisai nesugebės jo pasisavinti. Jį reikia pratinti prie to, po truputį kelt maisto kiekį, ne? Arba mažinti, taip pat reikia po truputį. Tai yra, čia kaip minėjau, padidinam kiaušinį vieną, truputį, ok, dar padidinam grikių. 2/3 stiklinės. Arba pilnas stiklinė. Jau kalorijų kiekis padidėjo. Tas viskas veda prie to, kad jūs jau sukuriat kalorijų perteklių. Esant kalorijų perteklių, kūnas neturi kur dėtis, aišku, jisai pradės didinti svorį. Va čia ir prasideda. Ir po to jau atskiri niuansai. Čia ir galbūt prie masės didinimo kalbėsim. Jeigu masė auga ne tokia, kokia norite, ne, pradėjo riebalai per daugiau augti. Aha, galbūt per daug riebalų, arba dažniausiai per daug angliavandenių, ypač greitų, jūsų mitybui. Ok, tada galbūt aš bananą išmetu, bet tą kiekį kompensuoju vietais, tarkim, avižų dadelų kažkokių, arba dar vieną kiaušinį, tai yra, ne, arba kurtinėlės jau, ne viena kurtinėlė, tai mišas ar kalakūta, ne, bet pusantros kurtinėlės, jų kiekis maistinių medžiagų padidėjo. Aš aišku, čia kiekius iš galvos visai paėmės, prasme, aišku, nes, čia reikėtų didesnių daug, čia nieko nėra, daržovių beje iš vis nieko nėra. Bet, beje, kas dėl daržovių mes iš esmės neskaičiuojam, nes jos, nei svorį neina, jos energijos mažai duoda. Jos daugiau tarnauja kaip vitaminų, mineralų, sakykim, šaltinis, skaidulų šaltinis, kuris virškimo sistemai padeda, tarkim, valo organizmą ir taip toliau, žodžiu. Tai yra, daržovės galite valgyti normaliais kiekiais, nuo to problemos nebus. Esmė yra būtent angliavandeniai baltymai, kas liečia svorį ir riebalai. Taigi, kaip minėjau, čia pirmas planas. Pirmas žingsnis – mitybos kiekio stebėjimas ir įvertinimas bei keitimas. Tai yra tą padaryti lengviausia, nes arba ką jūs užsiema, dar ką valgydat po tiek, okei, dabar biškį nupjaunat mažiau, arba tiesiog reikia auginti svorį, tada biškį dalydat. Turit varškės, valgot 100 gramų, reikia svorį mest, sumažinat iki 50 gramų, reikia svorį ginti, padidinat iki 150 gramų. Ir tiesiog tokias mini korekcijas atliekat. Jeigu visą tai neduoda reikiamą rezultatą, gali būt, kad akis jūs apgauna, kaip sakoma, toks yra toks terminas. Ką tas reiškia? Tai yra, tarkim, kiaušinių dydžiai būna skirtingi, bananai skirtingi, kurtiniai skirtingi, tai yra viskas, sėkmės, viską mes galime, kartais, sakoma, pramest, nepagauti tik tiesiai, ko mums reikia. Tai tuo atveju, aišku, pirmas pagalbininkas, žinoma, yra svarstyklės. Tai yra, kiekvieną maistą tiesiog sveriat. Pasvėrėt, nebe pusės nes ar kažką, bet pasvėrėt konkretų kiekį. Pokšt, įsipylėt, pažiūrėt, tarkim, 80 gramų, okei. Jų mažai, padidinam per 10 gramų, iki 90 gramų. Dar mažai, po kiek laiko vėl iki 100 gramų. Ir taip po truputį kiekvieną maistą. Ta padidinam per 10 gramų, per kiaušinį pridėjom, vištas irgi, vištas jau sveriams į vištą nebe kiekį, nebe vienetis, kaip sakyti, kurtinėlė, bet konkrečiai pažiūrim, opa, nuėjom, šitas gabalas 230 gramų, ne? Plius tiesa, dar toje prieisim prie to, kaip ką ir sverta prasme. Bet žodžiu, ta prasme, aš paėmiau 230, okei, vadinasi, aš dabar jau 280 gramų dedu, ne? Tai yra, jeigu mano svoris, tai mintis yra didinti svorį. Tai yra, aš kiekvieną maistą jau pradedu sverti. Man reikia mažinti, aš gramus nupjaunu. Man reikia didinti svorį, tada aš gramus pridedu kiekvieno maisto, ne? Ir kaip minėjau, paskui žiūrima pagal kūno kompoziciją, kaip keičiasi. Tarkim, jeigu metam svorį, tai kas krenta? Ar riebalai krenta, ar raumeninė masė krenta? Nes galbūt reikia, per daug baltymo nupjauta, ne? Ir nebeturi kūnas iš ko, sakykim, statybinių medžiagų. Galbūt tada baltymą reikia pakelti, arba bent jau palikti angliavandenius, arba riebalų, arba, sakykim, santykį tarpusavį. Galbūt yra ne taip produktų dėliojama, ne? Kažkas tai. Svorį didinant, aišku, paprasčiau, nes tiesiog mums tada reikia kišti, grūsti daug to maisto, vienokią, kitokią, bet aišku, jeigu matom, kad daugiau auga riebalų negu raumenų. Tai vėlgi, reikia atkreipdėmės, galbūt tada per daug šlamšto kažkokio tai valgoma. Arba, sakykime, išvis per daug pats kiekis tų kalorijų, o galbūt per greit padidintas kiekis ir nespėja taip, panaudoti kūnas to viską, ne? Galbūt reikia šiek tiek vėl sumažinti, padidinsim kiekį tam maisto, bet per mažesnį žingsniuką, ne? Kad po truputį tas visas augimas vyktų. Ir turit suprasti, kad kai jūs pasieksite kažkokį rezultatą, tarkim, sumažinat tą mitybą per 500 tų kalorijų, arba padidinat per tą 500. Svoris paaugo kito naujos tos vertės, vadinkim, ir tai nereiškia, kad dabar jūs galite bet ką daryti. Tai yra tiesiog tas kiekis kalorijų, kuris palaiko būtent tą svorį. Jeigu jūs vėl grįšit, tai yra, tarkim, valgėt, sumažinat,
svoris nukrito, pasiekėte, o viskas tvarko, aš dabar sveriu kiek man reikia, galiu valgyti, ką noriu. Tik jūs pakeisit kalorijų kiekį, automatiškai ir svoris, aišku, grįž. Tai yra, čia yra susiję dalykai, ką jūs įdedat, tą jūs ir gaunat. Tai yra, sumažinus, vanas tiek ir turėsit valgyti. Dar norit mažinti, dar reikia valgyti. Tas pats, didinant norit, padidinot, jums paaugs, bet tarkim, augs, o sako, tau auga, bet tas augimas sustos, nes ateis riba gaunamų medžiagų, ne, ir jūsų naudojamų medžiagų tas kiekis. Pradėjom perteklius dings ir viskas, nebebus perteklius, taip pat kaip metant nebebus deficitą, susinormalizuoja viskas, toks svoris ir yra. Norit dar rezultato, tada dar reikia kelt kalorijas, arba dar mažinti pagal tai, kokie jūsų tikslai, ta prasme. Tai jau dar truputį aiškiau, ne, ta prasme, turim maistą, pirmas žingsnis pagal kiekį matuojam, antras žingsnis jau konkrečiau pagal svorį. Ir pagal tikslus didinam svorį kiekvienų produktų arba mažinam. Ir galiausiai, aišku, atės dabar dėl sverimo. Šiaip yra įvairių teorijų kaip kas, bet sakykim, ta prasme, dažniausia teorija yra tokia, kad maistą, baltyminį maistą, ne, mėsas, darką sveriam išvyrus jau, tiksliau termiškai apdorojus. Jeigu jis apdorojamas, tai tada termiškai apdorojus, ne. O angliavandenius, visas košės, kaip tik sveriam nevirtas. Esmė tiesiog čia yra vandens santykis, vandens kiekis tam produkte. Tai yra, mėsa dažniausiai turi daugiau vandens ir medžiagų, ne? Galima, aišku, ir taip sverti, nes santykis vis tiek, tarkim, jeigu svėrėte, kad ir žalę, svertumėt žalę mėsą, jums svėrė 200 gramų, ne? Nors išvyrus jos liktų, pasvertumėt, liktų koks 100, gal tik 20 gramų. Ten vos ne per pusę mažėja. Bet nesvarbu, jūs netgi sverėt žalę kiekį, nuo žalio kiekio atiminėsit, vadinasi vis tiek viskas mažės. Bet jeigu šiaip, kai prieisim prie kalorijų skaičiavimo, čia paskutinis punktelis, tada jau mums aktualiau yra, tam tiksliau, mums reikia žinoti konkrečiai, ne? Tai tarkim, trečias, kaip minėjau, pirmas tik tais kiekį žiūrim, vienetais, antras gramais, trečias punktas jau yra, jeigu matom, kad nesiseka, vis tiek rezultatą pasiektum, jau skaičiuojam kalorijom. Nes mums reikia sužinoti bendrą kalorijų kiekį, galbūt mes kažko ne taip, kažko nepasiekėm, arba santykį blogą paimam, ta prasme, kažkas ir tada norim suskaičiuoti konkrečiai, kokį kiekį mes valgom, gramų ar tai kalorijų, mums jau reikia žinoti konkrečiai kiek iš kiekvieno produkto, ko mes gaunam. Va čia ir yra. Mėsa tada, kaip sakiau, rekomenduojama mėsa, ten žuvis, sakykim, viskas sverti apdorota termiškai, o nuo bus šiais viskas pasversit, pamatysite tą vertę. Užsirašta kažkas tokio. Angliavandenius, kaip tik žalius, nes jeigu, tarkim, maždaug pasversiu, padarysiu 100 gramų įsipilsiu, tai aš kai išvirsiu juos arba ten išmirkysiu, tai jie kokį trigubai pasunkės, o gal netgi daugiau, tai vietoj 100 bus 300 gramų. Bet medžiagų tai maistui nuo to nepadogės, ta prasme. Ir tada gaunasi išsikrai paskaičiavimai. Ir paskui, aišku, kaip minėjau, jeigu jūs skaičiuojat būtent savo, problemos nebus. Jūs nuo to gaunamos vertės, kad ar sversit išbrinkusius, nesvarbu, gaus didesnis, bet jūs nuo to vertės savo mažysit arba didinsit. Bet čia problema atsiranda tame, kai žmogus įeina kažkokią skaičiuoklę, jis suskaičiuoja, įveda savo ten svorį, bla bla bla, gauna ten, o jam išlaikyti, kad jo svorį, tarkim, jo dabartiniam svorio išlaikymui reikia ten kokių 2000 kalorijų, sakykim. Ir jis dabar paskaičiuoja, net jis neteisingai, tenai išvyręs, neišvyręs, dar kažką paskaičiuoja ir gauna kažkokius skaičius ir pagal juos bando derinti ir nueina visiškai į pievas. Tai yra arba nedavalgo, arba kaip tik persivalgo, ta prasme, ir netitinka pagal savo tikslus. Vien dėl to, kad netitinka, pirmas dalykas netinka net paskaičiavimas, o antras dalykas, tos jūsų skaičiuoklės, jis yra, tokios, kaip pasakyti, tik tais kryptį gali parodyti, bet jūs turite viską pagal save žiūrėti, jos niekada nepasakys teisingų skaičių, ta prasme, ko jums iš tikrųjų reikia. Tai yra galite, nebent toks kaip pirmas orientyras, pagal tas paskaičiuosit ir paskui matysit, kad eina ten, tarkim, kažkur tas svoris ir tada darysit korekcijas. Kiek nuimt, ko nuimt, iš vis ir taip toliau, ne? Tai sakykim, tokie dalykiukai, kas liečia būtent maistą. Kas dėl pačių tiesa kalorijų skaičiavimo ir kiekių, tai aišku, produktą nusipirkus, visą laiką, ant jo nugarėlės, sakykim, turėtų būti maisto energinė vertė nurodyta. Tarkim, 100 gramų kažkokio tai produkto yra tiek angliavandenių, tiek baltymų, tiek riebalų. Tai yra vien jau pagal tai galite. Pasiėmėt lapą, pasisvėrėt, išskaičiavot, tarp 100 yra tiek, tarp to jūsų kiekio yra tada tiek ir tiek, ne? Ir jau turit savo kiekį. Aišku, dabar internete yra pilna visokių kalorijų skaičiuokų, ta prasme, kas visiškai palengvina situaciją. Tai yra pasvėrėt, vištieną kokį nors pasvėrėt, 120 gramų. Svetainį atsidarot, pasirinkot vištieną, kiek 120 gramų, pumpt, jums iš karto parodys baltymus, riebalus, angliavandenius ir kalorijų kiekį. Aišku, mes turim suprast, kad kiekvienas tas maistas gali skirtis, pas vienokią krūtinėlę, gal čia turi mažiau arba daugiau baltymų, ten skaičiavo kažkokį kitokį ir taip toliau, bet
Bet esmė mums yra bendras orientyras, nuo kurio mes pradėsim, mes kitos tašką turėsim ir tada galėsim mažinti arba didinti pagal tai, ko mums reikia, kokių rezultatų reikia. Todėl, ta prasme, nėra čia tokia problema, kad ir nepataiksim tiksliai su tais skaičiais. Tarkim, nu, kaip pavyzdys, sakykime, aš dabar gaminčiau įsivalgyti, ne? Paimčiau krūtinėlę, pasvėriau, kiek dabar ten svėrė, nebesimenu. Ok, svėrė 230 gramų. Realiai, kaip minėjau, reikėtų iš tikrųjų geriau virtą, ane, svert. Virtą būtų čia svertų kokį 100, nu, tarkim, 130 gramų, sakykime, ne? 130 gramų, pažiūrėjau, nu, sakykim, kad būtų, kad lengviau būtų, sakykim, 150 gramų. Tarkim, 150 gramų kalakuto, tai būtų apie 30 kažkėlis gramus baltymo iš jo. Ane? Viskas tvarkoj. Aš jau gaunu 30 kėlis gramus baltymo. Toliau, garnyras šalia. Įsipyliau kokių 60 gramų grikių. Ane? Pasiėmiau, svarstyklės, užsidėjau, įsipyliau 60 gramų. Su 60 gramų aš gaunu kažkur apie 40 gramų kažkur angliavandenių. Nu, plius minus, sakykim, nesvarbu dabar. Aišku, baltymų kažkiek tai ta prasme gaunu, nors, nu, baltymas skaičiuoti ar neskaičiuoti, augalinį tai čia irgi tam tikros, nu, tarkime, kas augina masę, ypač raumeninę masę, tai dažniausiai, nu, rekomenduojama neskaičiuoti, nes augalinis baltymas, jisai dėl savo savybių, dėl aminorūgščių spektro ir taip toliau, nu, mažai įtakoja tą raumens augimą, tad jiem, kad užtikrint baltymų surinkimą, dažniausiai rekomenduojama tik iš mėsos skaičiuoti, ne? Bet jeigu jūs, aišku, ypač jeigu bandot mažinti svorį, tai tada geriausia atčiuot viską, ne? Tai yra gausis, kad čia irgi turi kokių 60 gramų grikių, turi apie 40 gramų angliavandenių, tai kokius, nu, nežinau, 6 gramus buvo baltymas, 7, nu, čia aišku pažiūrėjimą tiksliai, dabar tik iš plius minus priimat visą situaciją, ne? Taigi, turiu aš grikius, turiu vištieną, viską pasidariau, iš to maisto aš gaunu 40 gramų angliavandenių, 40 gramų baltymų. Nu, jeigu sukartusi čia 30, kokie 3-34 bus ir čia bus ties 7 kokie, ne? Nu, apytiksliai, plius minus po 40 gramų. Plius, aišku, daržovės. Tai yra, reiškia, kad būtų dalis daržovių, kad būtų skaidų taip toliau. Daržovių, kaip minėjau, mes neskaičiuojam kiekio, nes energetinė vertė mums yra neaktualu, ta prasme, nes tas svorį, nu, nebent jeigu viškių nesusitvarko su svoriu, ta prasme, galėtume džiaugti, bet šiaip iš esmės daržovės neturėtų įtakoti per daug. Taigi, ir viskas, jūs žinot, kad iš to maisto gavot 40 to, viskas užsirašėt, nu, dar riebalų dar tiesa kažkiek, ta prasme, reikia pažiūrėti, kiek ten to vištienui bus, sakykim, riebalų dar tenai, ar ten kalakutienui. Ir tą viskas užsirašėt, jau jūs dalį turit. Taip, kiekvieną savo valgymą pasisveriat, ar net reikia valgoti 4 kartus per dieną, nu, kaip, sakykim, taip. 1, 2, 3, 4. Visas tada sudedat. Dabar, kaip minėjau, tos kalorijų skaičiuoklės labai patogiai, aišku, ten galite viską suvesti. Ta, 2, 3, visus savo valgymą viską sudėti ir gausit bendrą baltymų kiekį, bendrą angliavandenių kiekį, bendrą riebalų kiekį, išskaičiuotą per dieną, ne, ir bendrą kalorijų kiekį. Va taip suskaičiavę viską, susivėrę, jūs jau žinosit, kiek būtent jūs per dieną suvalgot kalorijų, o kas dar svarbiau, iš kokių šaltinių jie. Kas iš kiek iš baltymų, kiek iš angliavandenių, kiek iš riebalų. Ir va čia turėsit būtent orientyrą savo mitybos tvarkymui. Tai yra jau, nu, va, kai turit va tuos skaičius, jau jūs turit viskas. Turit tą skaitos tašką, dabar jums reikia svorį mažinant, reikia didinat. Kaip minėjau, jeigu mažint svorį, tai pradedant nuo angliavandenių labiau, ta prasme, žiūrit kas per kiekį, o jeigu angliavandeniai pakankamai normalus santykis, tada, aišku, mažinat ir baltymą, tai yra viską po truputį mažinat. Didinant svorį, aišku, didinam viską. Ir tiek ir angliavandenius didinam, nes mums reikia, kad greičiau svoris augtų, ne? Tai yra, kame čia visas gerumas yra, kad va su šituo, taip pat skaičiuojant, jūs susikursit būtent jum veikiančią maisto programą. Tai yra ne kažkieno kito, ne kažkokių tai formose prirašytų kažkokių ten vėjų, ta prasme, kad ta. Jūs surasit būtent jum, su jūsų fizinė veikla, su jūsų medžiagų apykta, su jūsų genai, su jūsų ten virškimo sistema, su maisto savinimas ir taip toliau. Tai yra būtent kaip, su kokiu kiekiu kalorijų būtent jūsų organizmas išlaiko tam tikrą svorį. Ir tada mažint arba didinant, būtent jūs sieksit savo tikslų, ta prasme. Konkrečiai, aiškiai, ne šiaip spėliodami aklai, bet konkrečiai eisit link savo tikslų link. Bet turit suprast, kad ta programa niekada netiks kažkaip kitam žmogui. Lygiai taip pat kaip to kito žmogaus netiks jum. Tai yra, jeigu kažkoks jūsų draugas taip pasiskaičiavo viską, tai nereiškia, kad jeigu jūs paimsite tą programą, jūs pasieksite tą patį rezultatą kaip ir jisai. Nes kaip minėjau, viskas skiriasi pas žmogų. Visi, nu, faktoriai, begalės faktoriai, kurie įtakoja rezultatus, jie visi skiriasi. Tad jūs galite paėmę kito žmogaus programą viškai į pievas nueitą, ne? Taigi, kaip va čia yra mano toks, nu,
šios visos temos esmė, link ko mes ėjom čia ilgai kalbant, kad suprantant truputį apie kalorijas, arba netgi svarbiau, suprantant, kaip išskaičiuoti gramus angliavandenius ir taip toliau iš maisto, panaudojant elementarų įrankį svarstyklės maistinės, jūs galite labai aiškiai matyti, ką jūs per dieną suvalgot ir turėti labai aiškiai kryptį, ką reikia daryti su maistu, siekiant savo tikslų. Tai yra mažinti, žinot, ką mažinti, didinti, žinot, ką didinti, tai yra visiškai elementaru. Ir nėra tai taip sudėtinga, kaip kartais skamba, kad kalorijų čia skaičiavimas, tai čia, atrodo čiūtinė, kad reikia būti, nežinau, matematikų didžiuoju, ta prasme, ne? O čia, kaip matai, viskas yra pakankamai paprasta. Susivėrėt, susirašėt ant lapuko ir to beje reikės tik tais pradžiai. Kai jūs jau po truputį sversit, jau žinosit, atrasit savo kiekius. Pavyzdžiui, dabar, tarkim, jeigu aš turiu, tarkim, dabar mano planas yra, sakykim, truputį auginti masę, tai aš apskritai praškai nesveriu. Tai aš žinau, kad man reikia tokių kiekių ir taip toliau, ta prasme. Įsidėjau, nebent galiu, jeigu, tarkim, matau, kad progreso nėra, aš galiu žiūrėti, kodėl tas progresas nėra, gal truputį tada pasisveriu, reikia didinti, yra, kad turėtų skaitos tašką. Pats sverimas daug aktualesnis yra, kai žmonės turi planą ryškint kūną arba mes svorį. Tada kartais iš akies ten, tie visi, kartais, mus apgauna. Mažinant svorį reikėtų konkrečiau žinoti ribas, tai yra pasisverėt, matot konkrečiai, nes labai aktualu yra, metant svorį, labai aktualu yra būtent baltymų kiekis, tarkim, kad neprašaut, nes, ypač, jeigu ta prasme, aišku, jeigu turi minti, kad mum aktualu ruminę masę išlaikyti, tai jeigu jums nesvarbu, tarkim, kaip pažymoti ir atveju dažniausiai tam ruminė masė nėra labai aktuali, svarbu tiesiog numest svorį, tai čia iš vis mažiausiai problemų, tiesiog mažinant kalorijas ir tiek. Bet jeigu, sakykim, kaip vaikinai, tarkim, nori ne tik numest svorį, bet nori raumenis išlaikyti, tai va čia prasideda visas tas sunkesnis tas dalykas, kai reikia mums mažinti angliavandenius, o baltymus kelt, kad kompensuot tą vis, sakykim, kad neprarastų rumeninės masės, Bet kalorijų deficitą reikia sukurti. Tai ta prasme, va čia prasideda tie žaidimai. Ras, kaip būtent jūsų organizmas, kiek būtent jūsų organizmui reikia angliavandenių, kiek baltymų, kiek riebalų, kad visą tą dalyką padaryti, Tai sakykim, čia tiek, kas dėl viso mitybos, dėl kalorijų ir dėl mitybos plano skaičiavimas, susidarimo mitybos plano, Taigi, kaip mato dabar į klausimą, ar reikia skaičiuoti kalorijas, tai galite kiekvienas atsakyti patys savo, tai yra. Ar tiesiog jums užtenka skaičiuoti maisto kiekį, ta prasme, kokį jums reikia, ta prasme, maždaug įvertinti, ar jums užtenka, antras tas žingsnelis, ar jums užtenka skaičiuoti tiesiog svorį maistą, pažiūrėti, aiškiai, tas maždaug, tas pasizėri, tas yra tiek, tas tiek, tai yra. Kiekis, svoris antras žingsnis, ar jau jums, ta prasme, visiškai nesiseka, arba turit labai griežtas tikslus, ta prasme, tai yra, norit pasiekti labai konkretų rezultatą, tai tuo atveju, aišku, gali reikėti daug prieiti prie kalorijų skaičiavimo. Bet kaip minėjau, čia tas kalorijų skaičiavimas yra jų paskutinis žingsnis. Dažniausiai sočių užtenka svorio siekimo ir gramų pažiūrėjimas, ta prasme, kiek jūsų mitybų yra, kokio produkto kiek gramų, kad žinotumėt, ką mažinti. Ir, sakykim, pabaigai dar toksai, kad kadangi vis tiek apie mitybą eina maždaug toksai planas, visų tų produktų, to maisto dėliojimas, dienos bėgyje. Tai yra, kai jūs susidedate savo tą maisto, kalorijų kiekį, kokį reikia suvalgyti, susidėliojate kažkokius tai produktus, tarkim, maždaug, kad jums reikia tą. Atsiranda tada kitas dalykas. Kada ką valgyti, nes tam tikrų maistų valgymas, laikas turime, tam tikrų valgių, irgi įtakoja į rezultatą. Tai yra, žinom, seną taisyklę turbūt visi kada, kad pradžiai dienos pradedam su daugiau angliavandenių, mažiau baltymų, kad energiją statyti, po to viskas pasikeičia, angliavandeniai mažinami, nes nakčiai nereikia energijos, o baltymai didinami. Čia aišku irgi yra tam tikri niuansai, ta prasme. Čia gal pakalbėsim truputį dar dėl tų, kad čia ne visą, kad ta taisyklė yra vienintelė. Tai yra, bet jau čia žinot, tarkim, jeigu jūs pagal tai orientuotis, jūs jau žinot, kad, tada jeigu aš taip valgau, tvarku, tada grykiai, ryte labiau, pirmo dienos pusė. Grykiai, bananai, trapučiai, viskas eina pirmo dienos pusė, nes tai yra angliavandeniai, tai yra energija. Link vakaro angliavandeniai krenta, mažinam, aišku, tokie angliavandeniai kaip, vaisiai apskritai, jie aukštesnį glikeminį indeksą turi, ta prasme, tai, bananai, tarkim, pavyzdžiui, tai, jos reikėtų nereikėtų labai piktnaudžiauti, čia tiem, kurie mažina svorį, bet, dabar neskatime tikslus, yra, tarkim, pamirštam, koks tikslas ar auginti masę, ar mažinti, mes dabar apie tai nemąstam, Taigi, susidarom savo mitybą ir į pirmo dienų pusę daugiau angliavandeniai, grykiai, avižos, bananai, trapučiai. Link vakaro didinam labiau baltymą. Ir tada pradedam valgyti kiaušiniai, vištytė, ten visoks tūnas, žuvytė,
nežinau, kas ten dar visokie mėsytė ir taip toliau, ta prasme, ne? Tai yra, pereinam link baltymo. Tai yra toksai paprastas dalykas, kad jūsų kūnas nepriaugtų per daug riebalų, jeigu net svorį, arba nenumestų per daug baltymų tų raumenų, jeigu mažina svorį. Tai yra toksai dabar ta tokia dažniausiai naudojama taisyklė ir tiesiog pirmo dienos pusė, kadangi per dieną mes sunaudosim tos angliavandenius dažniausiai, daugiau angliavandenių, jie mažėja, o baltymas auga. Yra tam tikros, aišku, išlygos. Tam tikros yra teorijos, apie kurias irgi yra truputį prie pusryčių tėmos čia. Sekantį bus vis tiek, turbūt, manau, apie pusryčius pafilmuosiu. Tai tenai truputį apie tą, kad ar reikia pusryčius, ar pusryčių metu reikia angliavandenių, ar nereikia. Tai yra čia irgi tam tikros teorijos. Bet tarkim, sakykim, dabar nesiginame tą visą hormonų ten balansą, taip toliau. Tarkim, pusryčiuose galite ar valgoti, angliavandenius nevalgoti, jokio skirtumo. Kas dabar dėl vakaro? Jeigu, aišku, nesportuojat nieko, tai tada viskas tvarko, ta taisyklė viskas galioja. Tai yra mums svarbiausia atstatyti, tiksliau, surinkti baltymą, o angliavandenius mažinti. Bet čia yra išlyga tokia, kad jeigu jūs vakare sportuojat, tarkim 6 valandą, tarkim, sportuojat ir paskui pabaigai sporto kokią 7, tarkim, valandą, pusę 9, tiksliau kokią, ne? Šiat prieinu, kai pusę 8, tarkim, pradėt, grįžot namo, ne? Tiksliau pabaigėt, va tuo atveju gali būti ir netgi rekomenduojami vakare irgi angliavandeniai. Tai yra, jeigu jūsų tikslas fiziniai rezultatai kažkokie, ne? Jeigu jums reikia energijos, jeigu tai yra kažkokios žaidybinės sporto šakos, jeigu yra sportas, jums reikia rezultato, jūs turit po išsekinto organizmo pasirūpinti glikogeno atstatymų raumenyse, ne? Tai yra, mums reikia angliavandenių, kad visas kūnas atsistatytų, kad sekančią dieną vėl galėtumėte intensyviai sportuoti, atlikti fizinį reikalą ir taip toliau. Tas reiškia, kad po treniruotės, net jeigu jinai baigėsi vakare, jums nebūtina taikyti pilnai tos taisyklės, tai yra, kad valgom tik baltymą, nes kūnas normaliai atsistatys, arba tiksliau, jis gali, aišku, yra galimybė iš baltymų iš amino rūgščių irgi pasidaryti gliukozę, tai yra. Bet, esmė yra tą brangų baltymą vartoti dėl pigios gliukozės padarimo, nelabai, kaip tas nuodingumo koeficientas nelabai geras, nebus ta prasme. Bet šiaip yra organizme ta tokia glikoneogenezė, sakykim, toksai kaip dalykas, kurio pagalba įvyksta tas pervertimas į energiją, ne? Bet mums daug paprasčiau, jeigu po intensyvaus sporto tiesiog užpildyti tą angliavandenių dabartinę tą duobę, to gliukozės poreikį organizmui, nes gliukozės, aišku, reikia ir tiek raumenim, tiek smegenim, viskam reikia, ta prasme, ne? Tai vadinasi, kad kūnas neimtų, ta prasme, iš organizmų, iš kažko, mes paprasčiausiai po treniruotės iš karto galim duoti tų angliavandenių, ne? Kūnas atsistatys, nuo to nepriauksimės nieko ten daug riebalų, aišku, nereikia angliavandenių ten 200 gramų krauti, bet ten iki 100 gramų viskas ten tvarkoja, ta prasme, su maistu, jeigu ypač, ta prasme, lėtesnis glikeminis indeksas mažesnis, tai viskas ten tvarkoja. Pokšt ir mes atstatom, tas reiškia, kad net ir vakare mes galim valgyti angliavandenius, ne? Aišku, jeigu jūsų tikslas yra svorio metimas, tai čia atsiranda papildomi tokie niuansėliai. Tarkim, sakykim, galbūt jūs galite pabadauti, tarkim, tiksliau nepabadauti, bet po treniruotės nevalgyti angliavandenių, ne? Tai yra palaikysit hormoną, tarp augimo hormono kiekį tam tikrą, ta prasme, nenumušti jo su cukru, nes insulinas yra priešingas augimo hormonai, tai yra insuliną, jeigu sukėsite, tai aišku, augimo hormonas skiriasi, ne? Tai yra, o mes taip, jeigu angliavandenių nevalgom, tai mes palaikom tą augimo hormoną kiekį ir sakykim, kūnas neturi iš ko atstatytis, daugiau jums dar naudos, sakykim, iš riebalų, ne? Dar gali energiją kažkiek tai kalorijas deginti. Bet turit suprasti, kad tuo atveju, aišku, ir jūsų energijos kiekis bus mažesnis. Tai yra, jūs neatstatote energijos, kūnas įvairiais kitais būdais bando tą gliukozę vis tiek susikurti, ne? Ir tarkim, kūno ryškinimo arba svorio metimo atžvilgiu viskas bus tvarkoj. Paprasčiausiai sekančią dieną jūs galite taip ir atsigauti, nebus tiek daug energijos ir toliau. Ir jeigu jums laukia intensyviai treniruotė, tai gali būti problemų, arba jeigu kokios rungtynės ar kažkas tai varžybos, ne? Bet jeigu, aišku, čia kalbam, kaip moteris dažniausiai, tarkim, nori svorio numest, tai jom, kad ten sekančią dieną ar kažkas, kad bus mažiau tos energijos, nėra labai aktualu. Tai jos gali tų angliavandenių nepavalgyti, ne? Tai vis tiek su maistus arba maistą kažkiek užvalgo ir jau tas bus angliavandenių deficitas, kūnas pats ten dirbs savo dalykus, ta prasme, aišku, čia yra daug įvairių, visos keto dietos, ta prasme, taip toliau, kur iš vis angliavandenius nupjaunama, bet, tai irgi yra savi niuansai, dabar tą per daug nesigilinsiu. Bet, žodžiu, ką aš čia noriu pasakyti, kad yra tam tikros teorijos bazinės, kaip minėjau, tos angliavandenių mažinimas, baltymų kėlimas, bet yra visą laiką tam tikri niuansai, ta prasme, kaip individualiam žmogui gali tas visas keistis, ne? Visą laiką yra išimti, žodžiu. Tai yra, galbūt, kad jums ne visą laiką tiks, jeigu, tarkim, jūsų tikslas kitoks, tai galbūt, kad jums ne visą laiką tiks standartinė teorija. Čia jau kaip buvo kalbėta apie tas teorijas, kad tai yra tiesiog teorijas, bet jos gali turėti išimtis, ypač kai jums skirtingi jūsų rezultatai. Tai yra, jūs ne šiaip, kad sėdit namuose visą laiką, bet jūs sportuojat, siekit rezultatų, jums reikia gerinti, progresuoti kažkiek, ta prasme, tai jums privalomas angliavandenių kiekis, kad jūs galėtumėt atstatyti energiją ir vėl veikti.
Tai gali būti, kad jūs iš vis gal vakare grįžtat po sporto, gal po darbų, iš vis gal 10-11 val. Vakare ir prieš miegą ir tai jums gali būti sveika ir naudinga angliavandenius pavalgyti. Kas paprastam žmogui aš būtų visiškai nesąmonė, ne? Tai prasme, nes, augs riebalai tik tai, sakykim. Tai vat, ir plus hormonų balansas dar ten žiūrime, kaip kas įtakoja. Bet sakykim, ta prasme, per daug, kad nesigilinti ir taip, manau, jau čia pakankamai informacijos užverčiau. Tai yra apibendrinimas trumpas, ne? Jau truputį žinom, kas yra kalorija, ne? Kaip maždaug jas paskaičiuoti, jeigu jų reikia skaičiuoti. Ta prasme, kaip tvarkyti savo mitybą pagal savo tikslus. Kad jeigu turim nusistatom kažkokį kiekį, ar tai vienetais, ar tai svorio, ar tai kalorijom, ir jį mažinam, jeigu mums reikia mažinti, arba didinam, jeigu reikia didinti. Ir prie viso to šiek tiek įtakojam, sakykim, tą kalorijų šaltinius dienos eigoje, ne? Kad pradžio truputį to, labiau angliavandeniai, paslabiau riebalai, tą baltymai, arba jeigu yra intensyvus krūvis kažkoks fizinis, tada po fizinio krūvio, kad atsigavimai, ne? Ir ta prasme, jau štai jūs jau kažkokia tai plius minus orientyrą, kaip maitintis, kaip pritaikyti pagal savo dienotvarkę, pagal savo treniruočių programą, pagal savo treniruočių laiką, žodžiu, jau jūs kažkokį grinat planą ir aišku, paskui pagal save matysit. Tai yra kažkiek padarot ir žiūrėsit, kaip keičiasi jūsų kūnas, kaip keičiasi jūsų savijauta, jūsų energija ir taip toliau, ta prasme. Visi tie dalykai po truputį rodys, kaip reikia keisti, kokias korekcijas programų jūsų mitybos, ne? Mažai energijos, gal reikia padidinti angliavandenius kažką tai, gal ten dar kažką, ta prasme, gal reikia pačius produktus keisti, gal jūs per daug renkatės visokių cukrų dar kažko, ta prasme, gal geriau tą patį kalorijų kiekį išlaikyti, bet keisti sveikesnius, tarkim, ypač kokie makaronai, miltai, kas yra, tai, jie nėra labai naudingi, ta prasme, ten, per daug dabar nesigilinsiu, bet ten visi tie, ta prasme, ypač svorio, jeigu mažinimu užsiemat, reikės jums svorį mažinti, iš vis miltus rekomenduojama būtų išmest. Tai tarkim, vietoj tų pačių miltų, ne? Jūs geriau tą patį kiekį, kalorijų išlaikysite tą patį kiekį, bet pasirinksit grikius, tarkim. Kalorijų kiekis tas pats, bet žymiai naudingesnė medžiaga, ne? Tai va tokio principų jūs galite mitybą truputį tvarkyti pagal savo tikslus, netgi išlaikant, nebekreipiant dėmesį į kiekius, bet tiesiog renkantis geresnius maisto šaltinius. Ir jau bus kažkoks progresas. Ir ta prasme, vat, turite štai kiek jūs tų, vadinkim, įrankių toms mitybos savo tobulinimui, ta prasme, ne, kuri, kad eitų jūsų tikslų greičiau, ne. Tai yra ne tik kiekiai, bet ir patys produktai, ta prasme, plius tų produktų išdėliojimas laike. Aišku, yra visai skira tema, ką su kuo valgyti, ta prasme. Bet čia jau galbūt daugiau, kad labai nebetim šito video, pakalbėsim prie svorio metybą arba ten svorio didinimo, prie tų pamokėlių, sakykime, ne. Nes, sakykim, ten ką su kuo jungti, ta prasme, ar kokių junginių vengti, ta prasme, kad neišbalansuot tiek hormonų balansą, tiek visokių, ta prasme, neišaukt neigiamų reiškinių, ta prasme, neigiamų poveikio, ta prasme, ypač kas liečia riebalų auginimą. Tai va, sakykim, gerai, manau, kad jeigu visą šitą informaciją teisingai panaudosit, tai yra nepatingėsit, pritaikysit savo, tai tikrai, manau, nebus dėlių problemų susikurti jums būtent jums tinkančią, būtent jums, jūsų organizmui tinkančią mitybos programą, kuri tikrai duos tikslų, ta prasme. Tai ne kažkokia kopijuota, ne iš kažkokia internetą paimta kažkokia nesąmonė, ar ne kažkokia eksperto parašyta. Bet būtent jums patiems savo skaičiuota programa. Nes yra čia viskas labai logiška. Nėra kur dėtis. Yra kalorijų kiekį, yra svorio masė, yra tam tikrai, aišku, faktoriai, kaip sakau, koeficientas, kas daugintųsi arba dalintųsi tie visi funkcionavimo organizmo. Bet prie kokie jie bebūtų, vis tiek su elementariais skaičiavimas jūs galite pasiekti, sakykime, bet kokį savo tikslą. Arba bent to tikslo link, ne? Taigi, tai ką, nepatingėkit žodžiu, jeigu jums tas aktualu, išbandykit, pasidarykit. Ir, aišku, kurie čia, manau, biškėlį domėjasi, tai, čia nieko aš nepasakiau. Čia daugiau galbūt kas visai žavi buvo, arba nelabai iš vis gaudėsi apie tos visus dalykus, ne? Žodžiu, tikiuosi, kad buvo kažkas naudingo, bent jau kažkas sužinot naudingo, ne? Kažkas, kas padėsit link savų tikslų. Ir ką, susitiksim kažkada, kitą kartą gal pabandysim apie pusryčius, kadangi daug sulaukiu klausimų. O paskui jau prie tų atskirų temų, ne, apie auginimą, apie mažinimą, kažkas gal tokio pakalbėsim. Nu ką, man atrodo, tiek šį kartą. Ką, maitinkite sveikai ir tada gyvensite gerai. Ir rezultatai nebe už kalnų. Iki.